Sveiki, su jumis iMokymai.lt ir aš mokymų lektorė Ieva. Mokymų metu papasakosiu apie iOS 17 naujausias funkcijos, kurios pagerins darbą jums kasdieną, sužinosite skambučių ir žinučių rašymo atnaujinimus, turinio dalinimosi naujienas ir supažindinsiu su naujosios operacinės sistemos patirtimis. Jei turėsite klausimų po mokymų, visada man galite rašyti adresu ieva@imokymai.lt. Taip pat sekite naujienas Facebook, Instagram ir LinkedIn platformose. Pirmoji iOS 17 naujiena tai yra kontakto atnaujinimas. Nuo šiol ypatingai gražiai galite susitvarkyti savo kontaktinę informaciją, tai yra nuotrauką, pavadinimą ir taip pat savo draugų kontaktinę informaciją. Paredaguoti savo ar draugų kontaktus galite paspaudę ant žalios ikonėlės, atsidarome savo kontaktą, spaudžiame Edit ir redaguojame. Tai nuotrauką galite pasirinkti iš galerijos, galite redaguoti vardą, foną, spalvas ir visus kitus dalykus, kuriuos matote čia dabar pavyzdyje. Ir taip pat galite savo draugų kontaktinę informaciją atsinaujinti būtent, kad atrodytų išskirtinai gražiai prieš skambinant. Kitas atnaujinimas iOS 17 operacinėje sistemoje yra susijęs su Messages. Nuo šiol nuėjus į programėlę Messages, pasirinkus kontaktą, su kuriuo norite susirašinėti, paspaudus pliusą kairėje, galite matyti visus įmanomus dalykus, kuriuos galite nusiųsti būtent kitam kontaktui. Tai yra padaryti momentinę nuotrauką, nusiųsti nuotrauką iš fotos galerijos, pridėti stikerį, apie juos dar vėliau papasakosiu, nusiųsti audio pranešimą, nusiųsti savo lokaciją ir įvairių dalykų, kurie yra susiję su kitų gamintojų programėlėmis. Užtenka paspausti žodelį More ir matysite viską, ką galite papildomai nusiųsti savo pašnekovui. Ir nuo šiol balso pranešimą ypač lengva bus nusiųsti, užtenka tik tai dešinėje pusėje paspausti ant įrašymo mygtuko ir galite rašyti balso pranešimą, sustabdyti jį ir išsiųsti, paspaudus mėlyną rodiklį. Taip pat parodysiu, kaip galima pridėti savo emoji. Tai yra animuotas jūsų paveikslėlis. Spaudžiame pliusą, stickers ir renkamės emoji. Matome, iOS 17 gali pasiūlyti 3 naujus emoji. Paspaudus ant 3 taškelių galime redaguoti savo jau turimą emoji arba susikurti naują. Paspauskime dar kartą ant pliuso. Galime pasidalinti savo lokaciją su pašnekovu. Jeigu renginyje yra išjungtas lokacijos rodymas programėlėje, spaudžiame Turn on in Settings ir atliekame veiksmus jungdami lokacijos nustatymą būtent Messages programėlėje. Grįžtame atgal, dar kartelį spaudžiam pliusą, Location ir Share. Štai momentiškai pasidalinau savo lokaciją su pašnekovu. Kiek laiko norime rodyti lokaciją šiam kontaktui? Tai ar visuomet, ar iki konkrečios dienos, ar iki tam tikros valandos.
Parodysiu Jums, kaip veikia dar viena nauja Messages funkcija Check-in. Ši funkcija reikalinga tam, kad galėtumėte pranešti, jau atvykote į sutartą vietą, pavyzdžiui, grįžote namo. Atsidarome Messages programėlę, spaudžiame pliusą, pavažiuojame šiek tiek į apačią, spaudžiame Check-in. Prašome, matote, kad galite informuoti draugus, kad jau atvykote į sutartą vietą. Spaudžiame Continue. Galite pasirinkti, ar norite limituotą prieimą prie jūsų lokacijos rodyti, ar pilną. Notificationai rodys apie vykstantį progresą ir spaudžiame Send a Check-in. Ir kontaktas, su kuriuo bendraujate, gauna pranešimą apie tai, kad jūs pranešite, kai atvyksite į tam tikrą vietą. Tik mano atveju, kadangi aš rodo susirašinėjimą su savimi, išsiųsti check-iną negaliu. Atnaujinimas, kuris vadinasi grįžkite prie paskutinės neperskaitytos žinutės, tiesiai į ją ir atsakykite. Tai dabar įsijungus susirašinėjimą, jeigu turite susirašinėjimą, tarkim, su daugiau žmonių, įėjus į Messages programėlę, Messages programa jūs perkels į paskutinę vietą, ties kurią baigėte skaityti susirašinėjimą. Galėsite tiesiai atsakyti į paskutinę žinutę, palaikę pirštą ant žinutės ir paspaudę reply. Dar vienas puikus Messages atnaujinimas, tai paieškos filtrai. Atidarius Messages programėlę, į paiešką įvedame žodį, kurio ieškome, tai surasime ne tik tą žodį žinutės, bet ir paveikslėlius. Naujas įdomus atnaujinimas yra lipdukų kūrimas. Tai naudokite savo nuotraukas live stickers lipdukams kurti. Parodysiu, kaip tai veikia. Einame į nuotraukų galeriją, pasirenkame nuotrauką, kurią norėtume paversti lipduku, ją nukopijuojame ir štai galime įkelti į stickerių aplanką. Pasirenkame apipavidalinimą. Ir jį galime naudoti siunčiant žinutes. Priėjome ir FaceTime atnaujinimus. Nuo šiol, jeigu jūsų pašnekovas neatsiliepia, galite įrašyti vaizdo pranešimą. Tiesiog, kai matome, kad kontaktas neatsiliepia, paspaudžiame Record Video. Kitas FaceTime atnaujinimas iOS 17 operacinėje sistemoje yra rankų judesiais, jūs galėsite reaguoti pokalbio metu su vaizdo efektais. Na, kaip tai veikia? Tai tiesiog pokalbio metu jums atlikus tam tikrus veiksmus, ekrane pasirodys efektai. Jeigu aiškiai ekrane pakelsite nykštį į viršų, aplink jūs atsiras daug nykščių. Taip pat, jeigu norite iššaukti fejerverkus, tai aiškiai į viršų pakelkite 2 nykščius ekrane. Dar vienas efektas yra širdelės, tai ekrane jums reikėtų rodyti širdies formą su savo ranku. Turime dar vieną efektą, tai yra balionai. Aiškiai parodykite V ženklą su ranka. Na, tai tiesiog 2 pirštus iškelkite, kad aiškiai matytųsi. Taip pat gali sprogti konfeti, jeigu su 2 rankomis iškelsite V raidę. Jeigu neleisite nykštį žemyn, ekrane pasirodys daug nykščių. Aplinkui nuleistų žemyn. Lietaus audrą ekrane iškviesite, jeigu nuleisite 2 nykščius žemyn. Ir lazeriai pasirodys, jeigu rodysite rock'n'roll ženklą abiem rankom. Kaip tai atrodo, pamėginkite patys ir pamatysite. Nuo šiol iPhone kamerą galėsite naudoti pokalbio metu FaceTime per Apple TV. Dar vienas tikrai intriguojantis atnaujinimas vadinasi Standby. Nuo šiol, kai savo iPhone įjungsite baterijos įkrovimui, padėsite jį horizontaliai, na galbūt ant stavelio ar tiesiog atremsite į kur nors, galėsite naudotis šią funkciją. Tai yra ekrano užsklandos, kurias galite modifikuoti taip, kaip jums patinka. Pirmą kartą pavertus ekraną išvysite štai tokį langą, paspausite Continue ir galėsite redaguoti, kokią norėsite ekrano užsklandą. Pavyzdžiui, yra laikrodis su kalendoriumi, štai toks horizontalus laikrodis, kuriame galime matyti žadintuvą ir baterijos procentus. Tiesiog galime įsidėti kokią norime nuotrauką. Ir štai čia taip pat galite pridėti įvairius widgetus, kuriuos matysite ekrane, vos tik tai paversite ekraną ir įdėsite į maitinimą. Atnaujinimas, kurio tikrai ilgai laukiam ir kurio labai reikėjo, Interactive Widgets. Tai reiškia, kad nuo šiol widgetai, kurie bus jūsų ekrane įrenginio,
bus aktyvus. Nereikės paspausti ryti programėlę, kad galėtumėte atlikti veiksmus, tiesiog galėsite pagrindinėme ekrane juos valdyti. Šį kartą ir AirDrop turi atnaujinimų. Jei norite pasinaudoti Name Drop funkciją, kai pridėjus vieną įrenginį prie kito galite persiųsti kontaktą, jums reikia tiesiog laikyti savo iPhone šalia kito asmens iPhone arba Apple Watch 4 arba naujesnio modelio ir abu galėsite pasirinkti konkrečius telefono numerius, pašto adresus ar kitą informaciją, su kuria norėsite dalytis iš karto, juos bendrinant kartu su kontakto atvaizdais. Toks funkcionalumas tai veikia ne tik kontaktams, bet ir tokia informacija kaip nuotraukos ir panašiai. Tiesiog priartinkite telefonus vieną prie kitą ir pradėkite dovanų perdavimą per AirDrop. Netrukus atsirasinti programėlė Journal leis pildyti savo dienoraštį. Galėsite rašyti įspūdžius, kelti nuotraukas, galėsite dėti žemėlapio tagus ir nueitus kilometrus. Praturtinkite savo dieną pildydami žurnalą ir gyvendinkite galbūt senai pamirštą svajonę. Šį kartą naujoje operacinėje sistemoje yra ir Safari atnaujinimas. Tai pirmasis atnaujinimas yra profiliai. Nuo šiol galite naudoti skirtingus profilius skirtingai naršymo istorijai. Pavyzdžiui, namų profilyje galite laikyti tik tai, kas yra susijęs su jūsų asmeniniu gyvenimu. Darbo profilyje galite pasilikti nuorodas susijusios su darbu. Profilius galite įsijungti nuėję į Settings, Safari, spauskime New Profile. Kitas Safari atnaujinimas yra susijęs su privačiu naršymu. Nuo šiol, kad atidaryti privatų naršymo langą, jums reikės panaudoti Face ID arba ekrano atrakinimo kodą. Taip yra todėl, kad bet kas paėmęs jūsų telefoną negalėtų pasižiūrėti, ką privačiai naršėte. Dar viena puikia inovacija. Gavus elektroninį laišką su vienkartiniu kodu, jo nebereikės kopijuoti ir įklijuoti į kokią nors svetainę, jis automatiškai užsipildys lange. Šį kartą yra atnaujinimai ir naudojantiems CarPlay. Nuo šiol visi keliaujantys su jumis galės paleisti savo mėgstamą muziką. Šiek tiek vėliau šiais metais AirPlay bus galima naudoti viešbučių kambariuose. Kambario televizoriuje nuskaitykite QR kodą ir galėsite saugiai dalytis vaizdo įrašais, nuotraukomis, muzika iš iPhone į televizorių. Naujienos pasieks ir AirPods naudotojus. Tai su visiškai nauju AirPods Pro klausymosi režimu Adaptive Audio, kuris dinamiškai suderins skaidrumą ir aktyvųjį triukšmo slopinimą. Pritaikys triukšmo kontrolės patirtį, kai per dieną keisis aplinka, bendravimas su žmonėmis. Naudojant AirPods skambučių metu, tai AirPods Pro pirmosios ir antrosios kartos, AirPods trečios kartos ir AirPods Max įdiegta nauja nutildymo ir išjungimo funkcija. Paspauskite kotelę ar skaitmeninę karūnėlę AirPods Max ausinėse, kad skambindami greitai nutildytumėt arba atšauktumėte garsą. Atnaujinimus išvysime ir žemėlapiuose. Įrašykite žemėlapio sritį į iPhone ir tyrinėkite ją neprisijungę. Pažiūrėkite informaciją, pavyzdžiui, valandas ir įvertinimus, esančius vietovių kortelės. Gaukite nurodymus tokius kaip posūkis į kairę, posūkis į dešinę, važiuodami automobiliu, pėsčiomis ar kitų transportu. Parodysiu, kaip veikia ši funkcija. Einame į programėlę Maps, spaudžiame ant profilio nuotraukos, spaudžiame Offline Maps, spaudžiam Download Map, įvedame vietovę, kurią norime atsisiųsti arba Current Location. Pasižymime teritoriją, kurią norėtume atsisiųsti, spaudžiame Download. Ir viskas. Virtuali asistentė Siri dabar veiks pasakius tiesiog Siri. Taip pat gerai kaip ir Hey Siri. Apple su iOS 17 įdegė naują psichikos sveikatos įvertinimo ir registravimo parengtį, kuris skatina tiesiog užsirašyti, kaip jaučiatės, arba gilintis į bendrą nerimą ar kitas problemas. Vienas iš būdų tai yra psichikos sveikatos vertinimo klausimynas, kuris nors Apple pabrėžia, kad skirtas tik informacijai, pasirinktinai vėliau gali būti perduotas gydytojui. Taip pat galite bendrinti psichikos sveikatos registravimo funkciją, tačiau jis skirta naudoti ilgesnį laiką, kad būtų galima išsiaiškinti, ar yra tam tikrų veiksnių ar pasikartojančių problemų. iOS 17 taip pat turės ir privatumo bei saugumo nustatymo atnaujinimų. Vienas iš jų - komunikacijos sauga. Dabar apima jautrių vaizdo įrašų ir nuotraukų apsaugą. Apims ne tik programėlę Messages, bet ir AirDrop siunčiamą ir gaunamą turinį, visos sistemos nuotraukų rinkiklį, FaceTime žinutes, Home programėlėje esančius kontaktų skelbimus ir trečiųjų šalių
šalių programėlės. Dabar turite galimybę užtušuoti jautrias nuotraukas ir vaizdo įrašus prieš pasirinkdami juos peržiūrėti. Šią funkciją bus galima naudoti Messages ir Drop Phone programėlės, kontakto, FaceTime žinutėse ir trečiųjų šalių programėlėse. O lockdown mode reiškia, kad bus išplėstas blokavimo režimas ir padidintas saugumas, kad padėtų apsaugoti nuo sudėtingų kibernetinių atakų. Įjunkite jį visose savo Apple įrenginiuose, įskaitant ir Apple Watch. Apie iOS 17 šį kartą tiek. Ačiū, kad buvote su mumis. Jeigu turėsite klausimų susijusių su šia tema, visada jūsų lauksiu laiškų adresu ieva@imokymai.lt arba socialinės tinkluose @imokymai.lt. Iki kitų kartų.